Kuriam čia mieste, Šiauliuose, aš paklausiau žmonių, ko prezidentas, ko jie norėtų iš prezidento, kokių savybių. Ir atsirado vienas žmogus, kuris pasakė visi kompleksinio mąstymus. Tai va, ko reikia. Žmogus turi matyti pasaulį. Tas pačias knygas skaito ir skirtingas išvadas pasidaro. Be abejo, nes jeigu jis neturi to kompleksinio mąstymo, jis ir pasidarys skirtingas. Tu turi matyti daugelį aspektų, jūsgi matėte čia, kaip žmonės. Mato tik vieną pasaulio pusę. Savaime suprantamas. Savaime suprantamas toks reikalingas, bet jis nesminis. O esmė kokia? Esmė yra pažiūros, ko jis nori. Pažiūrų irgi yra įvairių. Vieni nori būti užgrobikais, kiti prievartautojais, dar kažko. Tai jūs ir turite rinktis. Bet jūs niekad nepasakėt šito garsiai. Ko? Esminių pažiūrų savo. Kaip tai? Jūs taip kalbat viską, bet taip tiesiai šviesiai nepasakėt. O kaip aš dar galėčiau atsakyti? Galiu aš atsakyti. Sąžinė ir tiesa. Tinka? Ne, netinka. O kas? Visiškai netinka. Kodėl? Todėl, kad su sąžinė ir tiesa gali nubalsuoti už skalūnus ir prieš skalūnus. Už žemės pardavimą ir prieš žemės pardavimą. Sąžinė ir tiesa nieko bendra neturi su tais dalykais. O čia yra didelė klaida, kurią daro daugelis žmonių. Ir labai sunkiai yra įtikinti, sako, turi būti žmogus teisingas. Čia jūs jau liečiat ekonominius klausimus. Ne, kodėl? Aš turiu minėti esminį principą. Taip, į ekonomiką jau įeinant reikia ir to kompleksinio mąstymo. Ir tiesą, ir sąžinę reikia padėti į šoną, reikia mąstyti, kas yra naudingiau ir sverti. Jeigu kalbant apie žmogų apskritai, tai be abejo su sąžiningu ir teisingu žmogu. Pirma irgi esat žmogus, kiek suprantu. Taip, bet mes kalbam tai apie politiką. Tai šiek tiek jo. Ir apie rinkimus. Aš skaitau, atėjo toks laikas, kai būtent į politiką reikia atvesti žmonės. Bet to neužtenka, mielas. Aišku, neužtenka. Vat mes su Milda Bartašiūnaitė ir ginčinomės pavasarį praeitą. Tai aš Milda ir sakau, Milda, tu išrinksi tą tavo manimus ir iš tikrai sąžiningas žmogus, bet jis yra už juvenalinius ir kas tau iš to? Kas tau iš to? Ne, visų pirma, ne. Čia negali būti sąžiningas. Kodėl? Todėl, kad tai visų pirma. Jis tikriausiai yra supainiojęs. Vapšė, kas tai yra sąžinė? Palaukit, o kodėl? Jisai gali išeiti iš visai kitų pozicijų. Jis gali sakyti, kad žmogus turi teisę pasirinkti tą lytį. Kodėl jūs atimat žmogui teisę taip galvoti? Ne, visų pirma, jie nepasako pačios esmės tų žmonių. Dabar kodėl ligonėm... Gerai, šitai aš suprantu, bet paimkim paprastesnį pavyzdį. O žemės pardavimą. Jų galima žiūrėti į pasaulį visai per kitą rakursą. Yra žmonių, aš jau gyvenime esu sutikęs galybę, kurie sako, kad pasaulis turi būti viena tauta, viena kalba, viena vyriausybė. Ir tada nebus karų, tada nebus daugelio problemų. Ir tas žmogus turi teisę taip galvoti. Ir jis bus sąžiningas, teisingas, doras. Tiesiog jis bus susikūręs savo tokią fantaziją. Ir ką? Ir jūs jį išrinksit. Sąžiningą dorą. Ir pažiūrim tada, ką jisai darys. Ir jis balsuos už žemės pardavimą ten ir taip toliau. Už vieną tautą. Už vieną tautą, jo. Gali būti. Aš dabar kol kas nemačiau nei vieno. Tai čia jau nekalbėkime apie kurie buvo renkami, kad jie vykdytų tai, ką aš nekėjau prieš rinkimus. Aš nemačiau nei vieno. Neteisus. Į NATO įstojom, privatizavom. Ignaliną uždarėm. Bet jie nepasakė tiesos, kad mes parduodam Lietuvą. Bet jo manimų, palaukit, bet jeigu jo sąmonėje nėra tokios savokos, tai čia jūsų sąmonė yra, kad parduodam Lietuvą. O jis mano, kad jie reikia parduoti. Tai reikia ir išsiaiškyti, kodėl. Tada atsiverčiam konstituciją ir pasiskaitom. Ar mes galim parduoti Lietuvą ar ne? Matot, kad mes nesusitarėm mes. Jūs priimkite, kad žmonės turi teisę galvoti kitaip negu jūs. Iš principo kitaip. Taip. Bet gali būti žmogus, kuris viską supranta, viską žino, ką čia amerikonai žaidžia, bet jo matymas kitoks. Kitoks tiesiog. Ir jis bus sąžiningas ir nieko jūs su jo nelaimėsite. Už tada aš ir sakau, jūs turite žiūrėti, kuris pažiūros sutampa. Pažiūros. Bet liberalai tai jie taip įsivaizduoja. Bet tai kodėl jie tada ten atsidūrė? Jo žmonės išrinko. Tai čia ir yra, jie parsireklamavo apgavystėmis, dirbo savo bjaurų darbą. Kodėl apgavystėmis? Todėl, kad mes, tarkim, ekonomiškai ir visai kita tampame vergais. Tai jie ką, čia ir buvo planas mus padaryti vergais? Jie taip nemasto. Bet tai jiems gaunasi. Kodėl? Tai čia jums atrodo, jis nesutiks su jūsų teiginiu. Jis nesutiks iš principo. Tai kaip nesutiks? O kur? Jūs turit, galit biznį daryti, galit.
Negaliu. Tai čia jūsų Aš problema. turiu parduoti sąžinę, kad galėčiau biznį daryti. O kodėl? Tu, kad jau neina. Jam reiks algas mokėti normalės. Viskas, Ne, ne tai, kad aš negaliu algas. būti verslininku, nes aš reiks mokėti algas, reiks žmogų gerbti, reiks viską. Nu, tai, pavyzdžiui, ką gali vesti? kas dabar yra? Aš negaliu šito Ryšio daryti, davimas. nes aš Aš neturiu žmogus. verslininkas. Nu, aš pats verslininkas, aš darbdavys. Pas mane dirba keli šimtai Ne, žmonių. aš suprantu. tai jum gal tai sąlygos reiškia, buvo kitokios taip aš jūs gyvenime. reiškia, kaip Jūs, sakant, na, jūs kitoks kažkaip žmogus. Tai jeigu visi būtų toks kaip jūs, tai tada nebūtų bėdų iš viso. Nereiktų važiuoti užsienį, palaukit. atlyginimas būtų visa kita. Atlyginimai yra maži, nes man yra komunalinės įmonės, mes tvarko miestus, taip? Ir aš galiu mokėti darbininkui tik tiek, kiek miestas sumoka mūsų už paslaugą. Ir va, kada Butkevičius pakėlė minimumą, tarp kitko, pernai, tai mano biznio dalis pasidarė nuostolinga. Nes aš turiu mokėti daugiau algos žmonėm, negu jie uždirba iš viso pajamų iš savivaldybės. Aš buvau net pas jį nuėjęs, aiškinti, ką tu darai. Jie net nesuvokė, iš kur ta alga atsiranda. Labai lengva pasakyti, padarykime minimumą 2000. Bet tai, kad tu jį galėtų mokėti, tai kažkas turi sunešti tos pinigus. O kaip kitaip? O iš kur? Arba pasiskolinti. Blinkevičiūtė buvo pokalbė. Jie aiškina, gyrėsi, kaip Brazausko laikais, jinai tenai buvo finansų ministrė. Ja. Jinai sako, va taip, mes, sako, konservatoriams Lietuvą palikom su 17 milijardų, o dabar konservatorius dadėjo 35. Bet jie labai gražiai pamiršta, kad tų pinigų nebėra už telekomo pardavimą, rytų vakarų skirtumieji tinklai taip pat nebėra tų pinigų. Mažeikių naftos, tas likusios akcijos, kur pardavė Lenkam, taip pat tų pinigų nebėra. Nežinau, mane mokyklo tai skaičiavo, jeigu tuos pinigus gavai ir juos išleidai, tai taip pat yra valstybės išlaidos. Ir ne tik, pirmiausia, jie pakėlė pensijas prieš pat pabaigą savo kadencijų. Ir pastatė kiaulę būsimai valdžiai, kuri turėjo tas pensijas mokėti. Ir turėjo skolintis po 3 milijardus, kad sumokėtų tas pensijas. Pensininkams. O ta Blinkevičiūtė nesenai pasakė kitą nesąmonę. Kad Graikijos pensininkas gauna 5000 litų pensijos. Skaitėt gal? Man įsakė ten apie 1000, viršo 1000 eurų kažkur pasakė. Pusantro ar kiek tenai. Ir paskui šitą jos pasakymą dabar žmonės nešioja po internetą ir žmonės, oi, mums tokia krizė kaip Graikijoje. Graikijos pensija yra, Graiko pensija yra nuo 3 iki 600 eurų šiuo metu. Iš kur jinai ištraukė šitą skaičių? Iš lempos. 5000 litų tai yra gera alga Vokietijoje į rankas. Suprant? Vokietijoje alga į rankas yra 5000 litų. Vat jums kompetencija ministrės. Vat kas čia kalbėjo apie profesorių. Vat jums, va kompetencija, va profesorius, ministras buvo. Kalba nesąmonės visiškai. Bet čia vis tik atsitiktinumų gal nėra gyvenime, kad toks kvailas, kompetitingas žmogus atsidarė. Alternatyviai protingas.